Prisiminkime ir kartokime savo, nes tas labai yra svarbu. Kas yra tikėjimas? Tikėjimas, viešpaties tikėjimas arba pasitikėjimas viešpačiu, tai yra užtikrina tai, kuo vylėmės ir parodo tai, ko nematome. Taigi tikėjimas užtikrina tai, kuo vylėmės, tai, ko laukiame ir parodo tai, ko nematome, tai, ko dar nėra. Ir toliau 11 Hebrajų skyriui dar pabrėžia viešpats, kad be tikėjimo, be va šito, kur ką tik paskaičiau, kad be tikėjimas užtikrina tai, kuo vylėmės ir parodo tai, ko nematome, tai vat be šito tikėjimo neįmanoma patikti viešpačiui. Nesako, kas artinasi prie viešpaties, tam būtina tikėti, kad jis yra ir kad uoliai ieškančiam jis atlygina. Suprantat, kaip įdomu, ne šiaip savo karts nuo karto besidominčių jis atlygina, bet viešpats atlygina uoliai ieškantiems. Aš tikiu, kad mes esame ta bendruomenė, kuri tikrai nuoširdžiai iš visos širdies ieškome Dievo pažinimo. Ir svarbiausia, viešpats širdžių tyrėjas, kuris tyria mūsų minčių net sumanimus, tai, ką mes pamastome, Dievas net tą ištyria. Širdžių sumanimus jis tyria ir jis mato, ar mes uoliai ieškom viešpatės. Ar mes pasitikim, tai reiškia, tikim viešpačiu tai, ką jis sako, ar mums svarbiau tai, ką akis mato. Aš raginu ir kviečiu kiekvieną ir svarbiausia, pati savo sakau ir pati save įkvėpinėju, kai kartais mano akis krypsta į tai, ką jos mato ir kartais nebūtinai noriu remtis tuo, ką viešpats sako, bet mokau save, kaip čia pasakyti, nuvesti į tą ramybės uostą, ką sako viešpats. Kad viešpats yra mano ganytojas ir ne bet koks, bet geras mano ganytojas. Kad jis veda mane ir kiekvieną prie tylių vandenų į žaliasias lankas. Ir jis sako, atgaivina mūsų sielą, atgaivina. Ir šiaip 23 patarlė, kurią aš dabar cituoju, jinai kalba esamuoju laiku. Ir sako viešpats, jeigu eisite, tai vadinasi, tikrai mes eisime per tuos išbandymo ir mirties šešėlio slėnius, bet neįsigasime, nes mūsų tvirta širdis, nes jį pasitiki viešpačiu. Žinot, jeigu uoliai ieškosim viešpačiu, uoliai, nuoširdžiai, uoliai tai reiškia skirsiu laiką, dėmesį, ne šiaip sau, kad klausau ten, sakykime, kokį nors pamokslą ir dar darau 10 darbų, nes tada, kaip čia pasakyti, neįsidedu, nesuprantu taip gerai galbūt, dėmesio neskiriu, kai darau 10 darbų ir dar klausau apie Dievą, bet skiriu tam sąmoningai laiką, atidėdama kitus darbus, atidėdama kitus reikalus, skiriu viešpačiui laiką. Nesuprantu, kad viską, ką turiu žemėje, sveikatą, ramybę širdį, tai turiu iš viešpaties, todėl sąmoningai turiu uoliai jo ieškoti. Tai reiškia savo mintis ir protą krypti į Dievą. Kad mano mintis ir protas laikytųsi ir tvirtėtų viešpatyje. Ir kad gyventi tikėjimu iš naujo naujais metais prisiminkim. Kaip Jozuė, man atrodo, knygoje ir sako, reikės būti stipriam ir labai drąsiam. Taip ir rašo Jozuės 1 skyrius, kad būk stiprus ir labai drąsus, kad galėtum išpildyti Dievo žodžius, kurį tau Mozė, mano tarnas, įsakė. Ir tada toliau čia yra nurodymai, kad šita, tai reiškia šventas raštas. Šita, sako, gyvenimo knyga, tegu nesitraukia nuo jūsų burnos, bet mąstykite apie tai,
dieną ir naktį. Ką čia rašo? Viešpats sako, mąstykite apie tai dieną ir naktį. Ir kad man gyventi tikėjimu, aiškiai čia parašyta, kad reikės mums žmonėms čia žemėje būti stipriems ir labai labai drąsiems. Kad, žinot, kad tos aplinkybės kartais, ką mes girdim, ką mūsų akis mato, kad neišmuštų ir neišbalansuotų. Ir kad gyventi tikėjimu, pasikartosiu, reikės uoliai ieškoti viešpaties ir gyventi tikėjimu. Nes be tikėjimo neįmanoma patikti viešpačiui. Aš noriu, kad mes patiktume viešpačiui, kad ne bet kaip, o drąsiai artintumėmės prie viešpaties malonės sosto. Ir kartais būna su žmonėm kalbam, kaip artintis prie malonės sosto. Artintis tiesiog savo mintimis ir savo suvokimu, savo širdimi. Artintis prie malonės sosto, suvokiant, kad viską, ką turime, čia žemėje turim iš viešpaties būtent malonės, kad jis viską sutvėrė savo žodžio jėga, kad jis taip mus pamilo, kad atidavė savo sūnų už mus, kad jis viską dėl mūsų padarė ir mes dabar tikėjimu gyvendami tai priimam. Priimam sveikatą, priimam tai suvokimu tikėjimu, kad Dievas yra ir mumis rūpinasi, kad jis padeda, kad jis veda mus šlovingui pergalės eisenui, kaip jis ir sako. Ne bet kokioj, bet šlovingui triumfo eisenui mus veda. Ir mes tą tikėjimo lygį galim pasiekti tik atnaujindami savo protą Dievo žodžiu, Dievo žodžiais, tikėdami. Ir Dievas džiaugiasi matydamas, kad ir kokia bebūtų sunki diena, mūsų mintis ir protas krypsta į viešpatį. Mes randam laiko padėkoti Dievui, kad jis tikrai yra su mumis, kad jis mums padeda, kad jis prižiūri mūsų gyvenimus. Kam labai gerai sekasi, taip pat nenukeliauti į kažkokias euforijas ir pamiršti viešpatį. Bet ir kai labai gerai sekasi ir labai gerai gyvenam, lygiai taip pat dėkoti viešpačiui. Kad iš jo malonės aš pasiekiau, tą turiu namus, turiu mylimus artimuosius ir man taip gerai sekasi. Už viską dėkoju viešpačiui ir visose aplinkybėse. Taigi, tik prasidėjus metam, mokykimės, aukime toliau su viešpačiu. Tegu mūsų širdis būna dėkingos. Už viską dėkokime viešpačiui, gyvenkime tikėjimu. Tai reiškia tai, ko dar nėra, tai, ko laukiame, užtikrintai laukiame gerą. Nes tikėjimas užtikrina tai, ko vylėmės ir parodo tai, ko nematome. Bet pamatyti tai turim savo širdyje, savo vidumi, tai, ko laukiame. Tai, ko laukiu, aš turiu matyti savo širdies akimis, užsimerkus, jausti, suprasti, apčiuopti. Va tą nebereikalo Dievas davė žmogui vizualizaciją, suvokimą. Ir čia ne šiaip kažkoks mokslas, tai yra Dievo tiesa. Ir aš tai statau ant Dievo žodžio, ant Dievo tiesos. Nes viešpats sako, kad tai, ko viliesi, tai, ko lauki, tai turi būti užtikrintai matoma tavo viduje. Ir ne tai, kad pats susigalvoji, bet todėl, kad tokia Dievo valia. Dievas sako, lauk gerą, būk drąsus ir aš sustiprinsiu tavo širdį. Dievas sustiprina mūsų širdis, kai mes esam drąsus ir užtikrintai laukiam gerą, žinodami, kad mūsų dangiškasis tėvas yra su mumis, jam nėra nieko neįmanoma ir jis mums padeda. Ir ar mes dėl savęs Dievo įdėkojam ir meldžiamės, ar mes dėl savo artimųjų, ar dėl draugų, Dievui įmanoma keisti aplinkybės, nes jam nėra nieko neįmanomo. Ir linkiu kiekvienam, kad tikėjimas mūsų kiekvieno gyvenime būtų matomas. Bet ta Dievo ramybė mūsų širdise, mūsų tarpe, tegu būna matoma Dievo ramybė. Tegu būna matoma ta sėkmė. Ir jeigu kartais būna
kad ir labai sunkus vienas ar kitas išbandymas, nenuliūsti, bet ir sunkiausiame išbandyme pasilikti dėkojant Viešpačiui, kad jis tikrai ir toj sunkioje aplinkybė yra ir jis padeda man tai praeiti. Ir kokia be būtų aplinkybė, aš dėkoju Viešpate tau, kad tu esi geras mano gyvenimo prižiūrėtojas. Ir kol gyvenu žemėje Viešpate, aš dėkoju tau, kad tu rūpinėsi, kad tu prižiūri mano gyvenimą, kad tu prižiūri mano artimųjų gyvenimą. Ir mes meldžiamės ne tik už save, bet labai svarbu Viešpačiui, kai mes meldžiamės vieni už kitus ir nešam vieni kitų naštas. Viešpats taip ir sako, džiaukitės su besidžiaugiančiais ir liūdėkite su liūdinčiais. Vadinasi, labai svarbu palaikyti vieni kitus, įkvėpti vieni kitus, užtikrintai laukti gerą.